Kągi, sveiki, su jumis Misteris Laujas ir aš jums šiandien noriu parodyti Redstone pamokėlę. Ją labai lengva pasidaryti, tai bus Cobblestone generatorius. Vat, tai parodysiu, kaip jisai turėtų gautis. Va, šitaip. Nereikės ten niekur vaikščiot, jei žaidžiat survival, tai ypač gerai. Vat. Reikės 6 redstone, 2 repeaterių, redstone repeaterių, 8 redstone torčių, 2 sticky pistonų, 2 paprastų pistonų, bent kokio pasirinkto bloko, 2 vandens buketų ir 2 lavos buketų. Vat, dabar padarom šitaip va. 2x2 ir taip va turėtų gautis. Po to paėmam bent kokį pasirinktą bloką, sudedam va šitaip va, kad čia ir čia nebūtų blokų. Po to paėmam ant viršaus, sudedam šitaip, kad per vidurį nebūtų jokio bloko. Iš abiejų pusių. Po to paėmam ant viršaus, sudedam šitaip va ir gaunasi va toks. Koks pigas. To paėmam redstone, paėmam, aišku nesvarbu, bet aš taip darau. Paėmam taip ir sudedam paprastus pistonus šitaip va, o sticky pistonus iš viršaus. Ir gaunasi va šitaip va. Po to paėmam ir sudedam redstone'us, redstone torčius. Ir šitaip va, ir jie turėtų aktyvuotis. Taip, ir gaunasi va šitaip va. Po to paimam repeaterius ir sudedam va šičio. Taip. Ai, vos nepamiršau, reikia dar torčių sudėti va šičio va. Taip. Po to paimam ir sudedam redstone'us. Redstone'us dėsim šičia, būtinai šičia ir šičia. Turi gautis va šitaip va. Po to sudedam vandenį šičia ir viskas. Nu ką, lavą padedam ir viskas. Ir gaunasi tokia automatinė redstone pamokėlė. Fu, blėt. Cobblestone automatinė. Kažkas tai ten. Blėt, pamiršau. Nu karoči, nesvarbu. Sudedam. Nu, jei norite, aišku, kad gražiau atrodytų, tai sudedam va šitaip va, šitaip. Man gražiau atrodo, bent nesimato visokių mechanizmų. Ir gaunasi vat, šitaip va. Vat, ir jūs turite savo automatinį Cobblestone generatorių. Dėkui, kad žiūrėjot ir tikiuosi jums patiko, laukite kitų redstone pamokėlių. Davai.